Labas rytas, pradedame Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferenciją. Prezidentės skiepų bylą turi tirti nepriklausomas prokuroras. Prašom. Labas rytas, ačiū gerbama Justė, ačiū susirinkusiems stebintiems. Pradėsiu nuo techninės pastabos, kurią gerbama Justė pateikė. Tie, kurie iš interneto svetainės, Seimo interneto svetainės nori pažiūrėti spaudos konferencijų video įrašus, kol kas prašomi naudotis ne Windows Exploreriu naršyklę, o kitomis, nes kažkodėl iš Windows Explorerio Seimas neleidžia pasiekti šių įrašų. Na, o šiandieną pradedame tradiciškai jau nebe vieną skelbtą, o dvi spaudos konferencijas. Pirmoji, trumpa. Kadangi naujienos pilasi viena po kitos, tik Lietuvos valdžia dar vis krapšto pakaušį ir galvoja, kaip čia savo melus pateikti, tai pirmoji spaudos konferencija bus pavadinta gal taip paaiškėjo, kodėl mums ES savo direktyvomis primeta užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus, dėl kurių panaikinimo pernai lapkričio 26 renkame parašus ir, kaip matote, dar jų trūksta. Naujienos tokios. Ar atsimenate, minėjau, kad dėl Seimo narių Audriaus Nako ir Valerijaus Simuliko paruošto ir įregistruoto projekto panaikinti šias pataisas, kuriomis žaibų greitai turime priimti tiek, kiek čia ateis. 1105 tai yra kitas klausimas, vyriausybė įsipareigojo juos priimti ir nepainiokim dviejų dalykų. Manau, kad Rūtos Janutinės laidoje sekmadienį viskas aišku, jau visiems tapo viskas aišku, kad tai yra skirtingi dalykai ir kad vyksta masinis, visų pirma iš Turkijos, migrantų perkelimas, neturintis nieko bendro nei su pabėgėlių klausimu, nei su kitais dalykais. Tai aš primenu, kad štai ir Seimo kanceliarijos teisės departamento išvadoje buvo pasakyta, kad tai yra skirtingi dalykai. Tačiau vakar nuostabi, liūdna naujiena tiem, kurie nemasto. Nuostabi naujiena iš Europos parlamento. Vakar Europos parlamento piliečių laisvių komitetas svarstė ir pasiūlė Europos Sąjungoje sukurti skubos tvarką, reformuojant Dublino taisyklės, pagal kurias patekdavo čia užsieniečiai, sukurti bendrą ES prieglobsčio prašymų registravimo sistemą, kuri leistų ES šalims pasidalinti prieglobsčio prašytojus remiantis kvotomis. Žodžiu, dabar viskas bus kompiuterizuota, privaloma ir dėl to aišku, kodėl šitas taisyklės reikėjo keisti. Yra, dar kartą kartoju, organizuotas perkelimas, apie kurį ES vadovybė žinojo ir melavo mum, ir Merkel, ir kiti, ir mūsų valstybės vadovai, arba jeigu jie nieko nežino, tai laikas jiem pradėti mąstyti, nors šiek tiek, nes atsakomybės slegia prieš visą Lietuvos tautą ir valstybę. Taigi, viskas daroma organizuotai. Ir balandžio 13 dieną Strasbūre posėdžiaus Europos parlamentas ir šitą priverstinę tvarką keis Dublino taisyklės bus siūloma. Mūsų prezidentė vėl mums prišnekėjus vieną nuvažiuos į Briuselį ir pasirašys tikriausiai visas tas primestas taisyklės. Ir šiandien išgirdau melą iš Lietuvos radijo važiuodamas, kad mūsų prezidentė nuvyko į Briuselį šiandieną, vyksta į Briuselį šiandieną, kalbėti apie spręsti perkelimo į Turkiją nelegalus. Melas dar vienas. Iš tos informacijos, kuris paskelbta, viens prie vieno, vienas perkeliamas, vienas paimamas iš Turkijos. Ir dar papildomai 3 milijardai už tai sumokami kasmet. Tai prie tų 3 milijardų, iš kurių ES skiria tik 1, 2 milijardus pradėjo rinkti, pirmi 5 milijonai eurų Lietuvos jau. Finansų ministerija raportavo, kad įvykdė Briuselio nurodymą, rinksim 2 milijardus, rinksim 3 milijardus kasmet dar papildomai, reiškia 5
ir vykdysim visas komandas. Tai dabar jeigu jūs norite sužinoti esmę šito klausimo, tai yra ne Zigmo, ne Jono, ne Petro, ne Kazimiero, ne Audriaus sugalvoti skaičiai. Europos parlamentas pateikė oficialius skaičius. 2015 metais užfiksuota, kiek neužfiksuota nežinom, 1,83 milijono nelegalių ES išorės sienos kirtimo atvejų. Palyginimui 2014 metais 283 500. Ir iš jų 28 ES šalyse, Norvegijoje, Šveicarijoje, kreipėsi oficialiai dėl teisės gyventi 1,4 milijono. Tai tarp tų 0,43 milijono, aš manau, Daesh atsiuntė pakankamai rezervų į ES, kurie nesiteikia ir kurie plūduriuoja, klajoja po visą ES ir Europą. Ir ką sako Europos parlamento komisija? Reikalinga globali valdymo sistema paremta valstybių atsakomybės dalymusi ir priverstinai viską primetant tą, ką nusprendžia. Prioritetas dar vienas suvereniteto atidavimas. Prioritetas yra bendriem ES sprendimam. Ir dar pasakysiu ką vieną dalyką. Šioje diskusijoje visi pamiršome ir aš pamiršau. Labai paprastą dalyką yra readmisijos sutartis. Ir Turkija jas yra pasirašiusi. Tai kodėl ES, kodėl Graikija, kodėl Italija nereikalauja nelegalaus sienos kirtimo atveju gražinti ne pabėgėlius? Turkijoje jie neturi pabėgėlių statuso. Pabėgėliai jie būtų, jeigu iš karo zonos eitų. Jie ten 2-3 metus buvo tie milijonai. Kodėl nereikalauja gražinti? Sutartis yra. Aš priminsiu paprastą dalyką. Pabradės pabėgėlių centras buvo pastatytas už ES lėšas. Dar neįstojus mums į ES kaip privaloma sąlyga, bet pirmiau dar prieš įstojimą buvo pasirašyta readmisijos sutartis. Vat štai jeigu iš Lietuvos nelegalas papuola į ES, atgal jį prisimam. Kodėl šito nenaudoja instrumento? Kodėl apie tai net nešneka niekas? Nei Lietuvos prezidentė, nei Merkel, nei Olandas, niekas nešneka. Kartoju, vyksta organizuotas perkelimas. Jeigu dar kam nors neaišku, tai skaitykite Seimo narių Audriaus Nako ir Valerijaus Simuliuko įstatymo projektą ir, mylėjai žmonės, neapsimeskime, kad mes esam nuošaly. Vyksta organizuotas procesas. Todėl, jeigu Seimas kol kas dar neįtraukė šios įstatymo pataisos. Todėl belieka atsidaryti tinklalapį b3g.lt. Kviečiame tikrai nuoširdžiai tas, kas galite skirti ir paramos šiai akcijai ir svarbiausia pasirašinėti. O blokavimas ne tik iš valdžios institucijų šios parašų akcijos ir ne tik iš partijų prasidėjo, bet štai šiandien signalas iš Šiaulių. Kreipiuosi į Pensininkų partijos pirmininką Vytautą Kadžį. Klausimas toks, ar jūsų nurodymų Šiaulių skyrius blokuoja, jūs esate iniciatyvinės grupės narys, ar jūsų nurodymų blokuoja pasirašymą? Taigi, sistema tarnauja ne Lietuvai, valdžia tarnauja ne Lietuvos piliečiams, valdžia tarnauja neaišku kam. Savo nuomonės, savo valios neturi. Todėl labai nuosekliai aš noriu pereiti, baigdamas tą pirmą spaudos konferenciją. Tiem naivuoliam, kurie dabar yra visiškai pasimetę dėl to, kas darosi su Ukraina. Ir dar rugsėjo mėnesį ar rugpjūčio mėnesį pernai sakiau, Ukraina bus pasidalinta, turint tokią beviltišką, tokią korumpuotą valdžią, kuri pardavinėja šitą šalį į kairę, į dešinę ir kur tik nori toliau, jau ES ir didieji ją aukoja. Viskas pasidalino. Ir tiem naivuoliam, kurie mano, kad svarbiausia yra koliotis su kaimynais, su Rusija, su viskom, kom tik gali, čia visų pirma užsienio reikalų ministras ir prezidentė, jiem adresuoju šitą dalyką. Aš noriu parodyti vakar dienos naujieną, paskelbta, kad Sirijos šiaurėje
susikūrė, aš dabar tiksliai paskaitysiu pavadinimą, tokį, kokį jį skelbia. Sirijos šiaurėje jūs matote Rojavos teritoriją, tamsesnė spalva. Taip kaip ją pateikė Rojavos savivaldos demokratinės administracijos ambasada, spėkite kur? Maskvoje, Rusijos federacija. Jeigu tie naivuoliai mano, kurie dar mano, kad eilinį kartą Jungtinės Amerikos valstijos remiančios kurdus ir Tarybų sąjunga, o jos perėmės dabar Rusija, nesusitars dėl mūsų šunyčių. Aš atsiprašau Lietuvos ir žmonių, kad taip vadinu, ir nežinojame tada taip pat, kad JAV ir TSRS susitarė. Tie pradeda karą Irake, o jie turi, Tarybų sąjunga turi laisvas rankas 91 sausėje Vilniuje dalintis. Tai štai yra naujas darinys, pradžia kurdų valstybės, su atstovybė ambasada Maskvoje, Vašingtone gal dar nėra, Jungtinės Amerikos valstijos remiančios stipriai ir ginklais ir visapusiškai kurdus. Manote, nežino to? Nu, manykime toliau. Apsimeskime, kad mes nieko nežinome. Svarbiausia yra nuskurdinti tautą ir išvaryti ją, apsiprekinti į Lenkiją. Nu, toks tikslas šitos valdžios. Todėl, dar kartą sakau, renkame parašus. Ačiū, pirma spaudos konferencija baigta. Šitas reiškia, tiem, kas domisi, nuoroda yra edmaps.com, tai yra kanadietiškas tinklalapis, ne rusiškas ir ne amerikoniškas. Ačiū.